Tyliuose ligoninių koridoriuose, kur širdies dūžių ritmas susilieja su miesto šurmuliu, nuo triukšmingos pradžios iki ramios pabaigos, sudėtingame gyvybės ir mirties šokio fone skamba simfonija. Kolektyvinės pastangos, tyli jėga, kuri formuoja pasakojimus apie gyvenimą. Tai mūsų sveikatos priežiūros širdies ritmas. Tai kartu dirbantis įvairialypis ansamblis. Ne dėl dėmesio, aplodismentų ar herojiškų pasakojimų, o vardan bendro įsipareigojimo padėti kiekvienam žmogui. Jūsų akise atsispindi gilus supratimas, kalba, kuria kalbama be žodžių, empatijos, gerumo ir vilties kalba. Lemtingomis akimirkomis, kai gyvybė pakimba ant plauko, jūsų rankos ištiesiamos tvirtai ir užtikrintai. Jūsų nešamas svoris yra sunkus ir žemiškas, tačiau jūs, lenktyniaudami su laiku, ryžtingai išlaikote trapų balansą tarp chaoso ir ramybės. Tai ne apie pavienius asmenis, o apie kolektyvinį širdies plakimą. Negirdėtus didvyrius, atliekančius pareigas ir darančius pokyčius. Nuo skubios pagalbos skyriaus iki administracinio stalo. Kiekvienas vaidmuo yra labai svarbus. Kiekvienas indėlis yra natos šioje sveikatos priežiūros simfonijoje. Per išsekimą ir bemiegės naktis jūsų atsidavimas dega kaip švyturys, vedantis mus tamsiausiu metu. Kiekvienas jūsų žingsnis yra priesaikos, kurią davėte liudijimas. Priesaikos saugoti gyvybę, palengvinti kančias ir būti nepalaužiamais stiprybės ramsčiais. Ligoninės darbuotojai, jūs esate žmonijos širdies plakimas, tylūs stebuklų kūrėjai. Jūs primenate mums, kad net nelaimės akivaizdoje užuojauta gali padėti suluošintiems, o besąlygiška meilė artimui turi galios nugalėti viską.